Sveiki, draugai, bičiuliai. Na, ruošiamės į Kauno mugę, į Kauno pavasario šventę. Nors orai gal pradžioje nelepins, vėliau gal ir gražus bus. Tai žodžiu, ką galiu pasakyti. Vis dėlto dar nutariau šiandien įdėti 3 peilius, rimtus, nerestauruotus peilius į aukcionus. Nes vakar labai smagu buvo stebėti jūsų, kai sakant, dalyvavimo aukcionuose. Tiesiog labai seniai bemačiau tokių kovų. Na ir aišku, verti peiliukai buvo tikrai smagus, geri. Ir taip pat ir šiandien įdėsiu tokių rinktinių, kuriuos labiau savo laikau restauravimui, bet vis dėlto dėsime į aukcioną nerestauruotus. Gal jūs patys norėsit restauruoti arba užsakyti pas manęs. Trumpa apžvalga bus šitų peiliukų, o aukcionuose bus aprašymai. Tai žodžiu, pirmas peiliukas. Pirmas, nežinau kaip ten aukcione, ar bus pagal eilę ar ne, bet va šitokį peiliuką gražų dedu į aukcioną. Matote? Rankena, viskas čia truputį turi įkandimą ir čia truputį nuo laiko. Bet šiaip tai labai gerai galim restauruoti, labai gražiai. Tiesiog bus nuostabi rankena. Galima padaryti, plus čia yra laminatas ir akivaizdžiai matosi anglinis mėlynasis super plienas. Matot, vietomis juodai mėlynas. Jis ir skaitomas toks. Aišku, norint restauruoti, aš tai siūlyčiau jį pasidaryti tokį fainesnį galiuką, išsilyginti geometriją gražiai pirmą, pasidaryti tokį kirstą galiuką, tokį tiesesnį truputį ir aišku kažkiek nusiploninti nuolydį, dar nusišlifuoti šonus. Aišku, čia neplauta, nevalyta, dėl to jis turi tokių žymių dar, truputį nusiploninti, nusilyginti nuolydį. Ir profesionaliai, aišku, pagalas tokius peilius reikia. Ir kosminis peiliukas, tiek būtų žuviai, tiek gali išklotinės daryti su juo, tiek dirbti ant lentutės, tiek iškaulinti. Nuostabus peiliukas būtų, pasiemus gali net dirbti, mėsinėti su juo tada. Tai žodžiu, labai rimtas projektas. Kas nori pats arba užsakyti pas mane, čia pukelis. Matosi sluoksniai, centras, plonumas, tai ką aš žinau, labai jau plonas, tiksliai tokius pjūvius galima labai gerus atlikti, skamba. Matosi iškart širogami plienas, aišku, yra anglinis plienas, reikia ir nuplauti, nuvalyti, kartais gal ir patepti. Matosi kalimo žymės buvusios, net aišku jau vien pažiūrėjus į nugarinę pusę, kaip kalta. Tai čia tik tai kalti peiliai tai būna ir į kokį plonumą nueina. Kiri peilis daugiau daržovėm, bet su jais galima net atlikti labai tikslius pjūvius, kada reikia plonai, kokią vytintą mėsykę pjaustyti. Ten tiek mėsą žalią, tiek bet kokią plonai, kai reikia supjaustyti. Dar aštriai išsigalandė, tai pasaka būna. Šitas tai labai, sakau, rankose jaučiu, nežinau, kiek jis 100 gramų nesveria tikrai. Tai smagus. Peilis dešinė rankui, kai matote, yra, gali dirbti su kairė, bet jau dešinė jis labiau skirtas išnešimas. Ir turim dar tokį, šitas tai labai geras stovi rankina, nežinau, tik truputį gal pašlifuoti reikia, o galim dirbti ir taip. Su peiliu galima dirbti ir nieko nedarius. Galima kažkiek šonus pasipoliruoti, nes viskas, geometrija išlikusi, viskas su juo tvarkinga. 3 sluoksnių taip pat, su ginsan plienų centre. Plienas neblogas yra, tokia charakteristika jis turi. Nerudinis plienas skaitosi, bet jis pjauna, kai anglinis. Labai fainas plienas yra. Šiaip kiekvienas plienas savo savybės turi, tom gerai, kai jis nerudintis dar.
kas tingi valyti, plauti, taip toliau, ten labai prižiūrėti. Aišku, kiekvieną reikia prižiūrėti peilį, bet šitą lengviau. Na ir labai geras stovis. Ką, 3 peiliukai, statykit, laimėkit, įsigykit. Peiliai iškart sakau, gausit tik tai pirmadienį, tai galėsiu išsiųsti, o jeigu reiks galandimų, ten restauravimų, tai ir vėliau dar bus. Pirmadienį tik tai, nes šiandien šį vakar išvažiuoju į Kauną. Na ir aišku, stebėsiu aukcionus. Sėkmės, draugai, iki.